Šiandien mano kelionė bus kaip niekada trumpa, nes abu gudrieji penktokai mokosi Vilniuje. Pas kurį pirmą man keliauti? Pas gudriųjį Daumantą į Basanavičiaus vidurinę? Ar pas gudriųjį Rytį Jėzuitų gimnaziją? Gal tiesiai? Ne, tiesiai neisi. Ryti, nepyk, Daumantai. Tai mokyklą laukia mūsų darbai. Na tai Daumantai, papasakok apie save. Esu Daumantas iš Vilniaus, mėgstu groti fortepijonu, lankau muzikos mokyklą Ąžuoliukas, vaidinu dramos studijoje, dar anksčiau vaidinau Elfų teatre ir mėgstu skaityti knygas. Mūsų Daumantas labai linksmas visų pirma, labai artistiškas, labai muzikalus, apskritai labai įdomus vaikas. Na, tačiau turi kaip ir visi vaikai. Toks yra gana plepus, išdykęs. Protingas, labai daug skaito, labai šaunus klasiokas. Kaip sugalvojai groti fortepijonu? Nežinau, tiesiog man patiko fortepijono muzika ir tiesiog pagalvojau, kad rinktis fortepijoną man geriausia. Kiek jau metų groji? 4. Kaip įsivaizduojat mokytoją, kuo jis galėtų būti užaugęs? Na, jisai pradinėse klasėse jisai svajoja būti prezidentu. Gal koks istorikas, nežinau. Gal kur nors kokie muziejai dirbti ir pasakoti apie visokias istorijas. Aš manau, kad jis galėtų būti iš dalies aktorium, nes labai gerai vaidina. Mes su mokytoja Rita, mano pradinių klasių, turime tokį būrelį, dramos studija vadinasi. Ir ten mes vaidinam ir visur važinėjam su spektakliais. Į senelių namus, į ligoninę, vieną kartą buvom New Yorko klube. Ką labiausiai patinka vaidinti, kokias rolės vaidini? Dažniausiai linksmas, dar kartais vaidinu senus žmonės, nežinau, man sekasi juos vaidinti. Na tai senuk, sakyk man chorą, kiek laiko lankai? Dabar, jei 4 metus lankau chorą, patinka Ąžuoliukas. Geri labai mokytojai visi ir daug išmokstu ir man atrodo, kad Ąžuoliuką lankyti visai smagu. Linksmai gyveni vienu žodžiu? Taip. Tai gerai, gyvenk linksmai. Ko palinkėsit jam mūsų žaidime? Linksmai nueiti nusiteikus į laidos filmavimą, tačiau būti labai susikaupusiam. Ir nieko nepriimti kaip užrimta. Ryti? Nu nepykite, tiesiog Basanavičiaus mokykla arčiau buvo. Ryti, sveikas, nu, nepyk, galim pakalbėti? Galim. Nu nepykit šypsenos. Einam! Tralalalala. Esu Rytis Janinas, mokusi Jėzuitų gimnazijoje, lankau baseiną, fleitą groju, pianinu, padedu mamai virtuvėje kartais, lankstau. Taigi kalbinam Ryčio auklėtoją ir vokiečių kalbos mokytoją, zo mokytoją. Ką galit papasakoti apie Rytį? Rytis yra labai Zer, labai gerai darbštus, nesąžiningas vaikas ir labai atsakingas. Jis yra nuoširdus, patikimas draugas, klasės pasididžiavimas, nes daug žinantis. Rytis labai smagus, labai draugiškas, su juo labai faina pakalbėti, jis turi daug įdomių minčių. Tai groji fleitą ir fortepijonu. Tai esi muzikantas? Ne visai. Muzikantų nebus, bet mokėt. Tai nėra blogai. O kur mokaisi ir kiek laiko jau? Balio dvarionų mokykloje, 4 klasė. Lankstai kažką sakėjai, tai lankstai, ką tu lankstai? Origamis ir sausus lankstus ten. Esi praktiškai origami profesionalas. Ne, nesu, bet tiesiog prijaučiantis, mėgstantis tai. Nors Rytis yra ir labai protingas, bet jis kartu labai išdykauja kartais. Kartais tenka jį raminti per pamokas, nes jisai biškai per garsiai reiškia savo mintis. Tinka labiausiai tai matematika ir istorija. Tokių, kad pamokos nelabai patiktų, tai būna kartais. Kai jau nelabai suprantu, tai pamokos ir man nepatiktų. Kaip galvojat, kuo jis galėtų būti užaugęs? Gal ir prezidentu galėtų būti, kas ten žino. Kadangi esu dar tik penktokas, tai tokių minčių dar neturiu, kuo aš būsiu, bet žinau, tikrai ne prezidentu. Ką galit palinkėti Ryčiui?
visas tas žinias, kurias jis turi, kurias tu turi Ryti, o jų turi daug, ištraukti už virvelės, ištraukti ir mum padėti ant padėkliuko, kad mes žinotume, kad tu žinai. Jam sėkmės ne tik finale, bet ir moksluose ir gyvenime. Ryti, Ryti, Ryti. Ryti, Ryti, Ryti.